Įrangos kaina. Iš tikrųjų, dabar saulės elektrinių kaina ženkliai nukrito. Dėl tam tikrų geopolitinių sprendinių ir niuansų ir transporto kainas labai nukrito iš Kinijos į Europą ir pati medžiaga saulės celiai taipogi stipriai atpigo. Na ir dabar esantis tai riba, teorinė riba, koks pigus saulės modulis gali būti iš tikrųjų. Tokį patį klausimą kėlė maždaug prieš 2,5 metų. 2,5-3 metai. Aišku, saulės ekspertai, kurie įsikūrė prieš metus laiko ir pradės statyti saulės elektrinės, nežinos tos istorijos, bet mes jau patyrėm tą, kai buvo saulės modulių kaina ženkliai nukritusi. Ir paskui jinai vėl atsistojo į aukštumas. Taigi, aš manau, kad toksai kainos lygis ilgai nesilaikys, koks dabar yra, taigi pats puikiausias metas investuoti į saulės energetiką, kai galima naudotis šitais geopolitiniais nukritimais ir, sutaupyti krūvas pinigų. O tais bumo laikotarpiais, kai elektros kaina vėl pasieks dangų, jūs sutaupysite ir nebus jums jokio streso, nes saulės elektrinė yra ne tik apie pinigus, tai yra ir apie jūsų gyvenimo ramybę, apie jūsų komfortą ir, streso nebuvimą. Taigi dabar pats tinkamiausias laikas investuoti.